Žvelgiant iš astrologinės pusės, svarbiausias elementas, kuris aprūpina mus gyvybinę energiją, yra Saulė. Mūsų zodiako ženklas tai tarsi kuro tipas, kuriuo turime užsipildyti save, kad turėtumėm jėgų sklandžiai judėti per gyvenimą. Ir jeigu mes norime džiaugtis fizinę bei psichologinę sveikatą, mes turime labai gerai suprasti Saulės prigimtį ir funkcijas pagal savo zodiako ženklą. Kiekvienas zodiako ženklas, jisai turi savotiškus tokius specifinius elgesio modelius, per kuriuos netenka daugiausiai energijos ir su metais gyvenimo eigoje tai iš tikrųjų pradeda griauti mūsų sveikatą. Tai šiandien kalbame apie tai, kaip nuo to apsisaugoti. Taip pat, kaip stabilizuoti, kas gali padėti stabilizuoti sveikatą, jeigu jau negaluojate. Parašiau jums daug naudingos ir įdomios informacijos. Pradėkime. O pradėsime mes nuo ugnies stichijos atstovų. Tai yra avino, liūto ir šaulio. Ugnies stichijos atstovams daug svarbiau negu visam likusiam zodiakui išlikti aktyviems ir naudoti savo raumenis. Saulė šioje stichijoje yra labai stipri. Jums, ugnies stichijos atstovai, yra duota labai daug gyvybinės energijos, todėl ir reikia ją naudoti, reikia ją deginti. Ne šiaip sau tiek daug jos jums duota. Reikia veikti ir savo veikimu netgi kitus uždegti, kitus motyvuoti. Jeigu jūs nustosite būti fiziškai aktyvus, jūsų kūnas nuolat bus kažkokioje tokioje stagnacijoje. Ir labai greitai jūs pajusite to neigiamas pasekmes. Ir tai bus daug greičiau, jūs jas pajusite daug greičiau ir jos bus daug rimtesnės nei, tarkim, kitiems zodiako ženklų atstovams. Ir tai tikrai atsispindės tiek jūsų fizinėje būsenoje, tiek jūsų psichologinėje būsenoje. Jeigu kažkur sustovi energija, tai iš organų yra nepašalinami toksinai ir žmogus neišvengiamai pradės sirgti. Raumenų aktyvumas ir fizinis krūvis tarsi išdegina tą negatyvą. Priverčia vėl judėti energiją ir taip normalizuojama viso organizmo būklė. Žodžiu, reikia susiorganizuoti dienotvarkę taip, kad pakankamai judėtumėte, nesėdėtumėte visą dieną prie kompiuterio. Ir jeigu, tarkim, jūsų darbas yra sėdimas, kas šiaip rečiau pasitaiko tarp ugnies stichijos atstovų, arba, tarkim, kažkoks periodas, ar ne, kai jums reikia daugiau mokytis, daugiau prie kompiuterio sėdėti, tai jums ne tai, kad kas valandą reikėtų pertraukėlę daryti, jums kas 20-30 minučių reikėtų atsistoti, apeiti ratuką, padaryti porą pritūpimų ir tada tik tai vėl grįžti prie darbų. Ir ne tik fizinis judėjimas yra svarbu. Apskritai, pasyvumas gyvenime labai neigiamai atsispindi, būtent ugnies stichijos atstovams. Tai yra, kai tu negali pasakyti savo nuomonės, kai nepasakai savo nuomonės, kai negali apginti savo pozicijos, kai nuolat nusileidi. Tai yra visiškai priešinga jūsų saulės prigimčiai. Todėl taip gęsta jūsų saulė, gęsta jūsų gyvybinės jėgos. O pasiduoti galime juk iš tikrųjų ne tik žmonėms ir aplinkybėms. Galime pasiduoti ir savo baimėms. Pavyzdžiui, bijoti iš tikrųjų siekti tai, ko jūs norite, merdėti kažkokiam jau seniai atsibodusiam darbe. Tai yra visiškai netinkami scenarijai ugnies stichijos atstovams. Jums labai svarbu rasti tą aukso vidurį, būti aktyviu savo gyvenimo dalyviu ir kūrėju, bet su metais minkštinti savo reakcijas, kažkaip ieškoti įvairesnių, tokių gal ekologiškesnių būdų savo poziciją užtvirtinti. Ir taip pat svarbu po kažkokių aktyvių gyvenimo periodų ar tiesiog po darbų, po sporto leisti savo pailsėti, leisti kūnui atsigauti. Nes tai irgi labai dažna problema su ugnies stichijos atstovais, jie nuolat juda, nuolat kažką veikia, kažkur skuba ir neįsiklauso į kūno poreikius, kol kūnas jau nepradeda šaukti per visokius negalavimus. Todėl poilsio temai taip pat reikia sąmoningai skirti laiko. Ypač miegui, kad raumenynas ir nervų sistema tinkamai pailsėtų. Jeigu tik po keletą sakinių apie kiekvieną ugnies stichijos atstovą, tai avinas labai aktyvus ir judrus zodiako ženklas. Suprantate jūs tai avinai ar ne, bet jūs kiekvieną situaciją priimate kaip iššūkį.
Todėl su metais labai svarbu lėtinti gyvenimo tempą ir mokytis ne taip stipriai į viską reaguoti. Saulė liūtė yra savo valdose, todėl būdama čia, ji paprastai žmogui suteikia daugiau energijos ir jėgų, negu būdama, tarkim, kitose zodiako ženkluose. Liūtams labai svarbu yra palaikyti tą energijos lygį per kvėpavimo praktikas ir taip pat meditacija į saulę. Tai labai pakrauna, iš tikrųjų, juos labai pakrauna jų saulė. Taip pat labai tinka įvairios valančios procedūros. Pirtis, sauna arba tiesiog vizualizuoti, ar ne, kaip jūs nuplaunate visą tą susikaupusi negatyvą. Kalbant apie šaulius, kepenys yra raktinis organas šiam zodiako ženklui. Todėl kepenų švarinimas, jų funkcijos palaikymas yra labai svarbu. Jeigu šauliai išmoks teisingai, normaliai maitintis, suformuos sveikus įpročius ir pajungs sportą, bent jau mankštos pavidalu, tai tikrai galės labai ilgai džiaugti savo aktyvę saulę ir puikia savijautą. Toliau kalbame apie žemės stichijos atstovus. Tai yra jaučius, mergelės ir ožiaragius. Šitai trijuliai būtinas reguliarus įsižeminimas. Kuo dažniau pėdomis, rankomis pajausti dirvą, kuo daugiau laiko praleisti gamtoje. Taip pat labai svarbu užsiimti tais darbais, kuomet matomas apčiuopiamas rezultatas, jis yra matomas. Tai labai stiprina jų saulę, žemės stichijos atstovų saulę, kai jie mato savo darbų rezultatą. Gamtos terapija geriausia terapija šiems zodiako ženklams. Taip pat žemės stichija ji yra siejama su mineralais, todėl labai svarbu iš maisto gauti naudingų medžiagų ir jeigu yra poreikis, būtinai naudoti papildus. Žemės stichijos atstovai įsikūnijo į šitą kūną tam, kad išmoktų mėgautis ir naudotis visais kūno pojūčiais. Todėl labai svarbu mokėti mėgautis gyvenimu. Skanus kvapai, gardus kažkoks gurmaniškas maistas, visokie masažai, gražus vaizdas, to būtinai turi būti jūsų gyvenime. Labai gera praktika jums bent keletą kartų per dieną nusiraminti, sustoti, giliai įkvėpti, užsimerkti ir pabandyti patyrinėti, paklausti savęs, bet ką aš dabar jaučiu savo kūne, kurie raumenys yra įsitempę, pabandyti atpalaiduoti juos. Tada atsimerkti, apsidairyti ir pabandyti kažką malonaus akiai užfiksuoti. Gal kažkokią spalvą ar kažkokią formą. Vėl užsimerkti ir pabandyti suskaičiuoti, kiek skirtingų garsų girdite aplinkui. Galima pamėginti užuosti, kiek skirtingų kvapų užuodžiate aplinkui. Malonus jie jums ar ne? Taip pat pamėginkite sąmoningai, jeigu kažką valgote ir gerite, sąmoningai pajausti tą skonį, pasimėgauti. Kaip liečiate lūpomis, kaip, tarkim, kava nubėga gomuriu, kaip reaguoja jūsų kūnas į kavą. Tai labai jūs įžemina ir tai labai jūs stabilizuoja. Ir kalbant apie maistą, šitas punktas yra itin svarbus žemės stichijos atstovams. Jums būtinai reikia mėgautis maistu. Ir labai svarbu yra atsekti, kokie maisto produktai, kaip veikia jūsų kūną. Ir jeigu jie veikia, kažkokie produktai yra, kurie veikia neigiamai, labai svarbu išvis išbraukti juos iš raciono, nes jums tai daro daug didesnę žalą negu, tarkim, kitiems zodiako ženklų atstovams. Žodžiu, reikia kuo daugiau jausti per kūną, kuo daugiau laiko leisti gamtoje, matyti savo darbo rezultatus ir būtent tai žemės stichijos atstovams leis jaustis gyvybingiems ir sveikiems. Jeigu kalbėti konkrečiai apie jaučius, tai jaučiams negalima sirgti ant kojų, taip sakant. Jeigu, pavyzdžiui, avinui ligos pradžioje nereikėtų iškart gultis į lovą, tarsi šiek tiek pakovoti su tuo negalavimu, tai čia visai kitokia situacija. Čia tik prasidėjus ligai reikia save pradėti saugoti, ilsėtis ir akumuliuoti jėgas, kad susidoroti su tuo negalavimu. Jaučiams reikia dažniau visokius profilaktinius tyrimus atlikti, sekti savo organizmo būklę. Taip jūs turėsite galimybę laiku pagauti kažkokią ligą ir labiau kontroliuoti eigą. Nes pas jaučius negalavimai jie turi tendenciją pereiti į lėtinius kažkokius susirgimus,
lėtinius negalavimus. Todėl, jeigu jūs pajutote kažkokius simptomus, neatidėliokite savo sveikatos reikalų. Mergelėms visų pirma reikia normalizuoti žarnyno darbą. Jeigu šitas organas ima kažkaip keistai elgtis, spazmai, viduriavimai, vidurių užkietėjimai ir panašiai, čia jau rimtas signalas, kad reikia pradėti rimtai savimi, savo sveikata rūpintis. Ir jums labai svarbu susireguliuoti mitybą ir atsisakyti pilnai tų produktų, kurie jaučiate, kad jums netinka. Ožiaragiams reikia atkreipti dėmesį į sausgyslių lankstumą. Puikia profilaktika bus tempimo pratimai – joga, pilates, gimnastika ir panašiai. Ožiaragiams yra reikalingas protingas fizinis krūvis ir beje labai gerai jie jį gali patenkinti grupinėse žaidimuose kažkokiuose, grupinėme sporte. Apskritai, ožiaragiams reikia komandos. Komandoje jie daug lengviau įveikia visus sunkumus. O vat vienatvėje ožiaragis serga ilgiau ir sunkiau. Toliau kalbame apie vandens stichijos atstovus. Tai yra vėžius, skorpionus ir žuvis. Vandens stichijos atstovams reikia daugiau vienumos ir ramybės negu kitiems zodiako ženklams. Todėl, kad jie yra jautresni ir beje labai intuityvūs. Jie labai lengvai absorbuoja kitų žmonių energiją ir todėl labai paveikiami kitų žmonių emocijomis, patirtimis, labai greitai gali visą negatyvą savo perimti. Todėl taip svarbu yra dažniau vienumoje, ramybėje pabūti, kad apsivalyti šiek tiek ir sugrįžti į savo pačių vibracijas. Ir šiems žmonėms reikia turėti daugiau asmeninės erdvės ir galimybę savo kūrybiniam potencialų realizuoti, daugiau negu kitiems. Labai gerai gali save išreikšti per kūrybą, nes žodžiais išsakyti tai, ką jie jaučia, ne visada jiems pavyksta. Taip pat šiems ženklams labai rekomenduojamas dvasinis tobulėjimas. Tai yra rasti savo tinkamų būdų susilieti su visata, su Dievu, su tėkme, galim vadinti kaip norime, bet va tą susiliejimo jausmą pajausti jiems yra labai svarbu. Toks gana akivaizdus dalykas, kad šitie ženklai, jie labai gerai jaučiasi šalia vandens. Todėl dažniau pabūti šalia vandens telkinių, pasimaudyti, kad ir karštoje vonioje pamirkti. Tai iš tikrųjų labai atstato, tonizuoja ir irgi padeda jiems sugrįžti tarsi į save. Taip pat svarbu gerti daug vandens. O vat su kitais gėrimais, stipriaisiais reikia atsargiai, nes čia gali būti padidintas polinkis į priklausomybes. Reziumuojant, periodiškai pabūti vieniems, dvasinis tobulėjimas, kūrybinė raiška ir visokiojopas sąlytis su vandeniu – tai yra jūsų kelias į sveikatą. Jeigu kalbėti konkrečiai apie zodiako ženklus, vėžiams per gyvenimą prikaupta ta įtampa gali tapti kažkokių ilgalaikių lėtinių susirgymų pradžia. Jums labai svarbu peržiūrėti, sąmoningai peržiūrėti, paleisti tą įtampą, paleisti tas visas nuoskaudas, visą tą susikaupusių skausmą. Ir būtent tai jums padės sugrįžti į sveikatą arba subalansuoti savo sveikatą, ilgiau jaustis gerai. Ir jums taip pat labai svarbu turėti savo kampą, kur jūs galite grįžti ir ramiai, saugiai atstatyti savo jėgas. Skorpionas yra gana sudėtingas zodiako ženklas ir daug jų sveikatos problemų yra susijęs su tuo, kad jie yra labai emocionalūs, bet jie nemoka to išreikšti. Jie paprastai slepia savo emocijas ir yra linkę netgi į savidestrukciją. Todėl jums labai, skorpionai, labai svarbu turėti artimų žmonių, su kuriais galėtumėt pasikalbėti, kuriems galėtumėt parodyti tas emocijas, išreikšti tą visą susikaupusią vidinę įtampą. Ir jeigu tokių žmonių nėra šalia jūsų, tai galima susirasti kažkokią terapinę grupę ar kažkokį specialistą, su kuriuo būtent jūs galėtumėte tiesiog išsikalbėti, išleisti tą vidinį negatyvą, atsiverti. Jeigu skorpionai nori išlikti sveiki, jiems svarbu išmokti agresiją išreikšti į išorę, padaužyti pagalvę, parėkti ar tiesiog tiesiai išsakyti tai, kas juos netenkina. Nekaupti savyje visko tol, kol įvyks sprogimas ir tai pradės griauti jūsų sveikatą. Dar vienas aspektas, kuris įgauna ypatingą svarbą skorpionų sveikatai, tai yra seksualiniai santykiai.
Jie turėtų būti reguliarūs. Ir skorpionai labai skaudžiai susimoka už pusiausvyros praradimą tame klausime, tame aspekte, kai iš vis nėra lytinių santykių arba gyvenama atvirkščiai vien tik dėl lytinių santykių. Žuvims labai svarbu stebėti vyraujančias nuotaikas savo gyvenime ir jas koreguoti. Kad galėtumėte tai padaryti, visų pirma, jums reikia atitolti nuo tų žmonių, kurie verčia jūs jaustis blogai, kurie neša kažkokį negatyvą į jūsų gyvenimą. Kaip ir kitiems vandens ženklams, žuvims labai tinka vandens procedūros, kurios papildo energetiškai jų saulę. Taip pat periodiškai reikalingos valančios procedūros, limfodrenažiniai masažai. Ir pagaliau priėjome prie oro stichijos atstovų. Tai yra dvynių, svarstyklių ir vandenių. Jei reikėtų porą žodžių apibūdinti oro stichiją, tai būtų bendravimas ir informacija. Norėdami išlikti sveiki, šios stichijos atstovai turėtų propaguoti tokią informacijos dietą. Jums reikia suprasti, kad jūs daug labiau nei kitus zodiako ženklus įtakoja informaciją, su kuria jūs susiliečiate, kurią jūs apdorojate ir kurią jūs po to perduodate. Todėl visą tai reikia daryti labai sąmoningai ir dažnai tai reiškia, kad reikia atsiriboti nuo kažkokių nemalonių naujienų, periodiškai nekelti ragelį, neatsakinėti kažkokiems žmonėms, kurie verčia jūs jaustis blogai. Kitaip tariant, pasaugoti savo psichiką nuo blogai jūs verčiančios jaustis informacijos ir kontaktų. Informacija, kurią jūs įsileidžiate į vidų, turėtų būti naudinga ir pozityvi. Tai yra svarbiausia, kad turi padaryti oro stichijos atstovai. Dar vienas labai svarbus dalykas sveikatai – tai yra socializacija. Jums būtina turėti galimybę bendrauti su kitais, mainytis informaciją su kitais, dalintis savo idėjomis ir žiniomis. Jūs galite jaustis labai blogai, iš tikrųjų, net depresija gali išsivystyti, jeigu jums trūks to žmogiško ryšio, būtent mentalinio žmogiško ryšio, jeigu jums trūks buvimo sociume. Labai gerai yra kažkokia tokia sava bendraminčių grupė, į kurią jūs galite įsilieti, kai jaučiatės blogai. Tai jums būtų tokia tarsi energijos atstatymo, gyvybinių jėgų pakrovimo stotelė. Kitiems gal atvirkščiai, pavyzdžiui, kokiems vandens stichijos atstovams, tai jos išsekintų, bet tik ne oro stichijos atstovus. Taip pat labai svarbu palaikyti aktyvų protą, kažko nuolat mokytis, kažkur tobulėti. Jūs labai tonizuoja mokytis naujų dalykų, sužinoti kažkokią naują informaciją, patenkinti tą smalsumą, kuris ne šiaip sau jums ir duotas. Būtent tai padės oro stichijos atstovams išlikti tokiems lengviems, pozityviems, gyvybingiems ir sveikiems. Dvyniams su metais reikia vis labiau mokytis kontroliuoti savo mintis, užsiimti taip vadinamą minčių higieną, atsiriboti nuo kažkokių negatyvių minčių. Tai labai svarbu, nes negatyvios mintys jos ilgai įstringa smegenyse ir po to nusileidžia į kūną. Tai vadinama psichosomatika, kai negatyvi psichinė energija jinai nusileidžia į kūną ir palaipsniui pradeda jį griauti. Dvyniams labai padeda kvėpavimo praktikos, kurios suaktyvina medžiagų apykaitą ir nuramina protą. Raktinis žodis apibūdinantis svarstyklės yra harmonija. Todėl šiems žmonėms labai svarbu išlaikyti balansą tarp materialaus, emocionalaus ir dvasinio. Tai reiškia, kad jeigu jūs norite jausti tą balansą gyvenime, turi būti patenkinti visi šie trys aspektai. Materiali gerovė, dvasinis tobulėjimas ir pozityvios emocijos. Jums taip pat yra labai svarbu pakankamos fizinės apkrovos, reguliarios. Ir dar viena sfera, kuri yra labai svarbi svarstyklėms, tai žinoma yra santykiai. Todėl kiek harmonijos bus šioje sferoje jūsų gyvenime, tai tiesiogiai atsispindės ir jūsų sveikatoje. Vandeniams būtina su metais peržiūrėti savo gyvenimo ritmą ir skirti dėmesį savo psichologiniam nusiteikimui. Dirbti ties savo fizinę ir psichologinę būsenomis, kad išvengti visokių neurozų ar polinkio į depresyvumą. Labiausiai vandeniams padeda malonus, produktyvus bendravimas su kitais ir kaip ir visiems oro stichijos atstovams, kvėpavimo praktikos,
protui nuraminti ir mintims kontroliuoti. Šiandien tiek, tikiuosi informacija buvo jums įdomi ir naudinga. Jeigu turite klausimų, rašykite komentaruose, aš būtinai atsakysiu. Iki greitų kartų.